Vibracijos, ypatingai mechanikams triukšmas, tarkim, nepaslaptis, kad yra nemažai darbų, kada reikia užeiti į patalpas, į uždaras patalpas, taip vadinamas, į balastinius tankus ar į tos tuščiosius tankus. Ten yra visada rizika, aišku, nors yra griežtos procedūros, kaip į tuos tankus įeiti, bet visada yra kažkokia rizika. Gali būti taip, kad juose gali būti deguonies trūkumas. Čia yra priskiriama prie pavojingų darbų laive ir jos įėjimas yra reglamentuotas labai griežtai, yra tai, kad išventiliuoti jie turi būti, yra visą laiką, negali vienas žmogus niekada užeiti, turi būti visada būdintis pasiruošęs, būtent kvėpavimo aparatą pasiruošęs, kad jeigu kažkas atsitiks, tam, kuris įėjo, kad galėtų jį ištraukti į saugią aplinką, pastovus ryšys. Tai tikrai vienas iš labiausiai sudėtingų, pavojingų ir sudėtingų darbų ir tikrai procedūros labai griežtos yra. Pavojingų krovinių pervežimas, tas pats laivo kuro papildymas arba bunkeruotė yra. Tas pats laivo dažymo valymo darbai. Laivo vienas iš pavojingiausių tikriausiai darbų, bent jau tam laive, kuriame aš dirbu, tai RoRo tipo laive, tai yra krovinio pakrovimas ir iškrovimas. Tai vieni iš pačių pavojingiausių, kur nutinka daugiausiai nelaimingų atsitikimų. Taip pat, jeigu pažiūrėti iš dar tokių labai pavojingų, vienų iš pavojingiausių darbų yra laivo švartuoti ir atsišvartuoti. Visada, nes švartavimų silinų įtempimai ar trukimas ar dar kažkas tiek labai yra didelis pavojus tiek įgulai dirbančiai laive, tiek žmonėms, kurie dirba krante.